Buongiorno. Biškį naktį užknis naikintuvą labas skraidį. Tai negeriau pamėgoti normalią vasinuosi užguolus. Dar biškį stebė neikti. Ko nors ir saulėts, bet neilga. Rodė lietaus vazdėjimai visur. Ir dabar žiūrėjau, ko čia pasiplanauti, net nežinau, ko daryti. Nei į Slovėniją varyti, nei į Italiją. Italija iš vis rodo galbūt sneigą netgi. Austrijoje lietus vazdėjim. Slovėnijoje link Vengrijos pos kaip ir okei, bet prie Italijos pos, kur kalna visur lietus, Kroatija visur lietus. Net nežinau. Nežinau, darysim mes pavalgyti, kavos atsigerti, gal biškį prašviesės smegenys sugalvosim. Liktai lietutis kaupėsi. Ūt. Dedamės daiktus, pavalgiam biškį pusryčiukus. Pakausimės palapėnį, nežinom kur varom, nes viso rodo lietų. Tai gal varysim, nežinau, kur per lietų į Halštatą, o po to po Halštatą nuspręsim gal į Glazgobnerį. Pasižiūrėjai pagal situaciją ir matysim, kur čia mėgosim šią naktį, niek nežinom, palaukim vakar. Susimokėkim. Tik pakalbėjau apie policiją, kad nebėra policijos. Ir ko jūs manot, vėl ant tą priekį važiavom. Gausim vėlgtis. Tai vaizdingas toks maršrutas, sakyčiau, nuo Vorčersį į Halštatą važiaujant. Blogai aš jums buvo laiką pasakęs, ten trumpesnis atstums, man kažkodėl mėti ilgesnį atstum, bet perstačiau 2,5 valandos važiuoti apie 200 km, bet yra beveik viską ruoja tunelę ir tokie kalna snieguoti viršūnės. Tai pasirodė pirms lietutis debesys, matot kokie ir, nežinau, matot, nematot. Toms visiška. Vau, bus smagumėlis. Apsimovėm nepraleivnikus. Kiek čia padės, kiek nepadės, nežinau. Iki Halštatą dar 40 km, kem 5 minutės važiuoti. Bus smagu. Vau. Varom. Žinotum, kiek skiriasi kurs. Autostrado apie 2.10, 2.12, 2.17, 2.20 kai kur. 2.20 reta. Pagrindį 2.15, 2.17, 2.12. O nuvažiavus nuo autostrados vaiko kaimėlį, 1.80. 1.77. Tai apie 40 centų. Netiek maža, ne? Kap jų mūrėlis. Niek nematau, debesys esam. Telefon sušlapa, navigacija bėgiuoja, centrauti reik, nesuspaudinėjai su tom pirštinėm. Vėl šitą bėgas. Nematau posūkių. Prasidarinėjau, nukret temperatūra iki 12 laipsnių, bet kadangi vėjai nėra, tai nėra šaltų. Palyginus, kas Lenkijoje buvo, tai ten kosmos, buvo visiška kosmos. Toks jausmas, kad būčiau išvažiavęs žemą, žinai, pasivažinėti, čia neturėdams ko veikti, prie -20 išvarą pasivažinėti. Tai, taip šaltų buvo iš tikrųjų, kad ilgiau pavažiavau. Tai pasiekėm Halštatą. Pažiūrėk, kaip čia įspūdinga. Vau.
Nežinau, kiek čia perteikti per tom kamerą, bet ten greičiausiai yra druskų kasykla. Dar nežinau, nesigilinau, bet esam pasižiūrėti. Tai čia veina pagrindinė. Prieš Kristų 500 metų, panašiai 2500 metų atgal buvo pagrindinė druskos kasykla, katра eksportuodavo druską į Europą. Nes visiems tada reikėjo labai druskas, kad galėtų mėsą laikyti, ten ir panašiai. Tai netgi druska buvo vadinama baltuoju auksu. Va taip. Žodžiu, Hallštats, va čia jeigu žiūrint, tai čia jau yra Hallštato pabaiga. Ir čia yra, nežinau, ežeras, ar kas čia dabar skaitos, jo ežeras. O čia va, tas vis pagrindinis kaimėlis. Ir tas kaimėlis toks įtierka, matot, va, kur yra kalna. Va, vis kaimėlis. Ten kalna. Ir čia va yra toks kaimėlis. Praktiškai vis čia, kiek mes esam. Ir dalyks tas, kad čia gyvena tik apie 800 žmonių vietinių. O kur laidodavo, dar nežinau, kur tus kapinsi, bet būdavo taip, vienus iškas, kitus palaido. Tai galbūt veits taip darydavo. O iškas kaulus paimdavo, išpaišydavo. Tai norėsim net, gal turbūt rasimės ton koplyčėlį ir pažiūrėsim tus kaulus, ką panė atrodo išpaišyti. Tai ne taip, kaip Kutna Hora, kad yra Čekijo kaulų koplyčia, bet kažkas panašaus, bet ani ir išpaišyti. Tai dar įdomiau. Dar vienas įdomus faktas tas, kad čia Hallštate sezoną pike būna kartas netgi iki 30 000 turistų. Nežinau, kur čia tor sutelkti, čia ir kosmos. Nu čia jau rekordą, 30 000 rekordą. Šiaip įprasta būna 50 000 per dieną. Nu, ta prasme, atvažiaun, išvažiaun. Tai, kad mūsų skaičiau, na, aišku, vienu metu teik nebūna. Čia būt neįmanom teik. Tai mes einam vieškai apsižvalgyti, kas čia dar ir įdomaus. Motociklų pastatėm teisingai įdomus dalyks. Į parkingą nuvažiavom, kur yra mašinas. Tai motociklų negal statyti ten, kur mašinas yra. Tai tik močiut prieėjus, sako, reiškia parking, sakom jo. Sako, važiuok per degalinį, už degalinį užsokit, prieš degalinį užsokit ir bus veit parkingo motociklą. Tai motociklų ten realiai galėtų suvaryti 30 turbūt maksimum, bet jau būtų sausakimš. Tai žodžiu, einam. Dar teisinga vienas įdomus dalyks. Kiniečiai juk pavogė Hallštatą. Pasistatė savo Hallštatą ir patys Hallštato gyventojai tik 2011 metais sužinojo, kad jau vien Hallštato kopijos statybai pabaiga. Kinijoje, aišku, ten nėra taip įspūdinga, tai tik tą pagrindinę dalyką ir pastatyti, nes ten nėra tokių kalnų šalia. Bet pat miestelį kopiją padarė. Bet iš pradžių sakė labai pyk Hallštato gyventojai, kad jie padarė, bet paskui iš to sugalvojo pasidaryti dar pinigų, nes pradėjo labai plūs daug turistų. Tai žodžiu, kaip ir naudai šiai. Bieškai apgavau jums iš tikrųjų ne vien ten tas kaimėlis. Tas kaimėlis skaitos dar ir čia. Bet ta vis pakruonti. Ir ten, kur bažnyčia yra, už bažnyčios dar. Nu, palaukim, kol išpakuos. Va. 2 sausainiukai. Ne? Kava ir dar kava. 18 euriukų. Šiaip tai iš tikrųjų įspūdingai grožį kaimėlis. Žiauriai įspūdingai grožį kaimėlis. Nesisteb, kodėl čia teiktų turistų ir čia kažkas vau. Tai va, būtent ton va veit pavogė čiurkas. Ton va paminklą.
namelius. Čia dabar kažkas tvarkom ir nežinau, kaip atrodo, bet ten dar ir nežinau, turbūt viršutai namėlį tai nepavoj. Kažkaip turbūt nebūtų veids ką panaudėti, bet va ton va centriok tai pavoj. Nu, atėjom į tą koplyčią Kaukolių. Čia yra daug tokių kapinių viršų. Kaip čia atrodo Halštatas iš viršaus. Pažiūrėkim. Įdomu. Oi. Čia vos aš praeinu. Pradėjo lyti. Atvažiavom neliai visai. Pradėjo lyti ir tikomės, kad nustos. Bet bajeris į tas, kad mes neturėjom kur gyventi. Lyn belekap. Palapins turbūt Austrijoje negalėjom pastatyti niekur. Nežinau, reikės žiūrėti. Čia buvo kažkoks vienas kempings. Gal koks vagonėlis bus, kas nors, nežinau. Arba varysim kažkur toliau, nežinau, matysim. O dabar kol kas einam į vidų. Galim. Čia pastatysim, dar gal prie aukos kas nors, jeigu mėgosim. O, tai gerai, kur čia yra? Čia yra iš Černiauchovas. Nesuprantu. Ai, ten, va. Va, šitoj koplyčioje. Einam čia. Tai žodžiu, čia yra apie 600 kaukolių. Čia toks padaryti ir ne kaukoliams sudėti. Kaulų daug. Tai kas 10-15 metų iškasdavo seną kapą. Kaulus išimdavo, kaukolius išimdavo, palaidavo. Įveikti kad žmogų. Dabar to nebedar, nes jau daug kas kremu, tiesiog degan. Žiūrėkit, kaip yra išpaišytiniai. Tai čia menininkai išpaiša, chemiškai apdoro ir išpaiša. O tai vis tos gelyts simbolizuojant grina kapų papuošimą. Labai įdomi. Beje, kas nori dar didesnį pamatyti, galite nuvažiuoti į Čekiją, Kutną Horą. Ten aišku nėra išpaišytų kaukolių, bet irgi labai panašiai, bet daug ar daugiau, aš neatsimenu, gal 40 000 kaukolių, man atrodo, buvo. Nu, va taip, gražiai kažko. Nors įlyn, bet pasak vaizdelis pasaka. Arom. Vaizdelis pasaka atperka. Iš tikrųjų visko nesam šlapi, bet patenkinti. A ne? Šlapia patenkintas. A ir šlapia patenkinti. Varom, pasportuonam. Hop. Lietučiaus kiek. Bet šviesėjo dangus. Tai kas jam sušlapė, bet sakau, sustosiu. Šlapi esam, bet pažiūrėkit koks stilts. Wow. Specialiai sustojau nufotkinti.
Navigacijai pradėjo pjauti grybą, nieko neberodo. Rodo kelią, bet mirnas renis neberodo, bet kol kas matau. Mažė kilometrą, gal teisinga varom, nežinau, šlapė esam kaip vardas. Wow, visiškas wow. Sustojom prie telto, net abu džiaugiamės. Nors turėtų atrodo pikciau imt, nes ir šlapia, ir šalta. Savo. Niek varom. Oi, kad čia dabar mumis ves. Kur dabar, čia? Čia. O, jup kers. Kur dabar reikia su... Čia. O, tu į kambariok pasimėm, kadangi su palapin negalėjom šiandien būti. Labalin, tai gavom kambariok pigę 7-3 euriuką, aš be pusryčių, bet kambarys geras. Čia biški kalnus, didėja kalnai nesimat per čia, bet į balkonus viskas. Terliks, super lova. Dėdėl minkšta, tik uskalus minkšta. O taip.